Labas visiems. Šiandien noriu papasakoti apie dovanas. Žiūrėkit, kiek čia turiu dovanų ir jos tikrai ne visos. Čia yra tik dalis dovanų, ką parašiau prie savo parašytos vaikiškos knygelės Mergaitė ir kristalas. Tai apie viską iš pradžių ir kas ten tuose maišeliuose video gale išduosiu. Dabar, kas man atrodo svarbu jau šiandienai sužinoti ir tiem, kas pirko mano knygą ir tiem, kas dar norės įsigyti, tai vaikiškos knygelės formatas jau yra atrinktas va toks. Čia suprantat, čia yra tik tai pavyzdys, čia nebus toks viršelis, bet aš jums noriu parodyti, kad formatas bus kietas viršelis gražus, su gražiu piešiniu, su iliustracijom. Ir bus va toks formatas. Man labai patiko šitas formatas, nes jis yra truputį didesnis negu A5, bet jis yra jau toksai kaip suaugusių knygos formatas, o vaikams šit knyga tinka nuo 6 maždaug iki 12, aš net manyčiau, ir net daugiau metų. Ir aš manau, kad tokios knygos vaikams šiek tiek jau vyresniems turi būti panašios jau ir į suaugusių knygas. Tai dėl to man labai patiko, spaustuvė pasiūlė va tokį formatą, kuris yra toks truputį platesnis negu suaugusių knygos, bet tuo pačiu tas kietas viršelis jau tas pats ir jisai jau neperkrautas, nežinau, kažkokių ten super vaikiškų animacijų. Tai bus toks formatas, bet čia ne ta knyga, nes ta knyga dar ruošiama. Dabar ką noriu dar pasakyti. Man labai patinka dovanoti dovanas. Man, žinokit, yra gera dovanoti tas dovanas, jau aš atsimenu save nuo paauglystės, jau savo draugams, kuriuos aš mylėjau, tas draugus ir draugės, aš jau dovanodavau dovanas iš visos širdies. Ir net mano tėvai irgi yra pastebėję, kad aš nekartą esu gavus tokį komplimentą, kad, Jurga, kai parenka dovanas, tai visi tiesiog yra nustebę, kaip jin taip atspėjo, kaip jin taip parinko. Tai čia mano silpnybė dovanot dovanas. Ir prie šitos knygos, kas ją įsigyja iš anksto, aš labai esu dėkinga, nes jūs labai mane palaikot. Tik tai tų žmonių, kurie įsigyja iš anksto knygą dėka, aš galiu išleisti šitą knygą. Dėl to, kad tiesiog finansai, elementariai. Jūs nuperkat iš anksto, aš tuos pinigus pasidedu ir kaupiu ir tada aš galiu juos atiduoti spaustuviai ir galiu tą knygą leisti. Tai aš kiekvienam paruošiau po tokią, kiek įmanoma dariau viską kokybiškesnio. Tai suradau, irgi man labai patinka violetinė spalva, suradau violetinius nuostabius maišelius, kurie tokie iš karto kaip dovaniniai. Ir turbūt galite jau atspėti, kas bus, aš manau, jūs jau galite atspėti, kas bus tuo maišelio viduje, dėl to, kad knyga vadinasi Mergaitė ir kristalas ir dar knyga yra papildyta daug mokslinių faktų apie kristalus, kaip tie kristalai susidarė, o kiek ilgai jie būna susidarę, ten kiek ilgai jie auga po žeme, o kas yra, pavyzdžiui, ar žinot, iš vis suaugę, ar žinot, kas yra skystieji kristalai, o koks pats populiariausias kristalas Žemėje. Ir ten yra daugiau to knygelį nei 20 mokslinių faktų, kurie visą tą paaiškina, pasako. Ir tarp kitko, mokslinius faktus aš padariau kartu su 2 specialistais. Visą bazę paruošiau aš pati, bet jie tikrino, pertikrino ir mane koregavo. Tai yra gemologas vienas savo srities specialistas ir juvelyrė. Žmonės, kurie labai daug metų dirba su kristalais ir su brangakmeniais. Ir netgi iš tos knygos sužinosit, kuo skiriasi, pavyzdžiui, brangakmeniai nuo kristalų arba mineralai nuo kristalų. Aš pati labai daug sužinojau, ruošdama visą tą informaciją. Gerai, ir dabar apie dovaną. Tai jeigu knyga vadinasi Mergaitė ir kristalas ir ten yra daug faktų apie kristalus, tai kas bus čia šitam maišelį, kaip jums atrodo? tai aišku, kad turbūt jau spėjat, kad čia bus kristalas. Ir dabar noriu papasakot, kad tai yra ypatingas bus kristalas. Knygelėje pasakoju apie mergaitę, kuri susipažįsta su dideliu milžinišku kristalu, kuris pastatytas tiesiog kaimynų sode kaip puošmena.
Šita idėja man yra visiškai nenauja, nes aš čia, kur gyvenu, ir jau esu mačius labai daug žmonių, kurie savo sodus, sodelius puošia ne tik skulptūrom, bet papuošia ir kristalais. Tai nesu sutikusi tokio, nors esu vienam ofisą mačius, ofisą labai prapuoštą gražiu, dideliu kristalu, kas irgi buvo šiek tiek įkvėpimas rašant šitą knygą. Ir pats populiariausias žemėje kristalas, kaip populiariausias, jisai labiausiai randamas. Jūs rasit šitą faktą aprašytą dar plačiau irgi toj knygelėje, yra kvarcas. O kvarcas irgi rasit aprašytą knygelėje, yra daugiau nei 30 rūšių kvarco. Ir aš visiems labai noriu padovanoti vieną tokį gražiausių, vertingiausių, kodėl gražiausių, gal aš labiausiai jį myliu. Tai yra kalnų krištolo kristalas, dabar nežinau, kiek jūs matysit, jo kokybę, jo dydį, turiu va čia netgi liniuotę, tai irgi nežinau, kaip gražiai rodo, 4, 4, 4, sutampantis skaičiai, nežinau, ar matote, pabandysiu čia pasižiūrėti. Va, matote, ne? 4, 4, va, aš dabar mačiau, kaip rodo kamera. 4, 4, 4, sutampantis skaičiai. Tai žodžiu, maždaug tokio dydžio bus kristalo gabalėlis. Jis yra toksai, vėl bandau žiūrėti, kaip čia parodyti, kad labiau matytųsi delne gal. Jisai bus ir skaidrus. Jis įdomus tuo, kad jis yra skaidrus. Jis įdomus tuo, kad jis viduj turi inkliuzų. Čia kalnų krištolas, būtent toksai yra viena iš kvarco rūšių. Ir jisai, aš radau maksimaliai tokius didelius, kokius, kaip ir finansiškai galėčiau pridėti prie dovanos, dėl to, kad, kuo didesnis kalnų krištolo kristalas, jūs galite paguglinti, kiek kainuoja virš 4 cm, 4,5-5 cm kalnų krištolo kristalas, tai yra visai prabangi dovana. Tai ką noriu irgi pasakyti, nežinau, ar čia verta gal dar kitus pakuoti, nes suprantat, tai yra kiekvienas, ir kas užsisakys, pavyzdžiui, kelias knygas kaip dovanas, tai bus kiekvienas unikalus tas akmenėlis, vėl, bandau žiūrėti, ar matosi, su savo inkliuzais, su savo forma kitokia unikalia, netgi gali atspalvis skirtis, bet žiūriu. Bet jie visi yra būtent kalnų krištolo rūšies, tai labai graži, populiari, bet to pačiu viena labiausiai mėgiama žmonijoje rūšis, tokia klasikų klasika. Ir kodėl aš parinkau kalnų krištolą? Dėl to, kad tas kristalas, kuris šnekasi su mergaitė ir bendrauja ir ten vyksta pas juos nuotykiai knygeliai, tai yra irgi kvarco rūšis. Kvarco ir aš jį irgi įsivaizduoju kaip kažką panašaus į kalnų krištolą, bet kadangi, žinot, kvarcas 30 rūšių turi, tai gali būti ir tik tai panaši. Nes aš jį įsivaizduoju tokį kaip milžinišką kalnų krištolo kvarco kristalą. Dėl to noriu tiesiog irgi papasakot, kad kas dabar dar pirks knygą, tai įsivaizduojat, gaus, čia tik tai ne ta knyga, čia tik tai jos formatas. Aš dar tos knygos neturiu, jinai spaustuvėje ruošiama. Tai bet bus tokia knyga, plus tokia dovana, su kalnų krištolu, su gražiu puošniu maišeliu, ir su pakankamai tokiu dideliu, solidžiu gabalėliu, kurį yra gera laikyti rankoje. Vat aš suaugusio rankoje laikau ir, žinokit, jaučiu vat, ir tą šaltį, labai ypač per skruostą jaučiasi, sužinosit, kodėl kristalai yra šalti iš knygelės. Jaučiu tą šaltį kristalo, jaučiu vat, jo tą tokią iš karto ramybę skleidžiamą. Jaučiu jo svorį irgi. Čia yra labai, žinokit, toksai, tas gabalėlis yra sunkesnis nei akmuo. Jisai sveria nei va tokio akmuo, tokio dydžio daugiau. Solidus, nuostabus kalnų krištolas ir
jeigu jūs tą knygelę sugalvosit dovanoti kažkam kalėdom, tai įsivaizduojat jau, koks bus rinkinys. Pati knyga yra nuostabiai vertinga, graži, įdomi, traukianti ir gali būti jau kaip dovana. Bet šalia knygos dar bus apie tai, apie kokį kristalą ten pagrinde rašoma, tai bus ir dar to kristalo, kaip tokia mini versija, kurią galima laikyti namuose, laikyti savo delne, vaikui nešiotis kuprinį į mokyklą ir galima žaisti ar tiesiog pasidėti į lentyną. Tai šiandien nusprendžiau papasakoti jums, kas yra ta dovana prie knygelės. Aš labai kruopščiai ruošiau ir dovanų kiekis tikrai yra ribotas. Čia nėra reklaminis triukas. Aš tikrai, jūs suprantate, kad nepripirkau jų tiek, kad jos tęstusi, 2-5 metus, bet nupirkau pakankamai. Nupirkau gan didelį kiekį, kad tiek, kiek aš įsivaizduoju žmonių, kurie palaiko ir perka šitą vaikišką knygelę Mergaitė ir kristalas, kad kuo daugiau žmonių būtų apdovanoti ir dovanom. Tai nupirkau pakankamai. Tikrai ne tiek, kiek čia. Tikrai ne tiek. Čia tiesiog atsinešiau padėkliuką. Bet aišku, kad dovanos irgi kažkada baigsis ir liks tik tai knygelė. Tai labai jumis kviečiu įsigyti šią knygelę dabar, nes dabar dar yra ir dovanų, ir labai dėkoju. Labai dėkoju visiems, kurie įsigijo ir ruošiu jums šitas dovanas su didžiausia meile, nuoširdumu, atidumu ir labai pati laukiu to momento, kai jau galėsiu jums išsiųsti ir knygą, ir dovaną šalia. Tai ačiū labai, kad mane palaikote, kad perkate šią knygelę ir kas norėsit ją įsigyti, tai tiesiog šalia šito video aprašymuose rasite nuorodą, kur galima paspausti ir dar truputį daugiau paskaityti apie tą knygelę Mergaitė ir kristalas ir įsigyti ją internete. Iki, ačiū.